Sveiki, aš esu teisininkė Greta Užkuraitė ir šiandien laidoje kasdieninės teisinės aktualios ir eksperimentai kalbėsime labai aktualią ir įdomią temą apie vaiko priežiūros atostogas, išmokų skirimo tvarką, kokie įstatymai keitėsi nuo 23 metų sausio 1, ar tikrai viskas buvo pakeista gerai ir turime be galo įdomią pašnekovę, tai Seimo narę Morganą Danielę. Sveiki. Morgana, papasakok truputį apie save. Aš esu Seimo narė, Laisvės frakcijos narė. Daug dirbu moterų teisų klausimais, gal šiek tiek mažiau su socialiniais klausimais, bet moterų teisų apskritai, lyčių lygybės, reprodukcinės sveikatos, daugiau gal ir iš medicinos pusės, esu sveikatos komiteto narė ir esu mama, mano sūnui dabar yra 8 mėnesiai ir aš jo susilaukiau kadencijos metu. Labai įdomus momentas ir turbūt negalim jo palikti, turim kažkiek aptarti, kaip mamai susilaukiant vaiko kadencijos metu neiškristi iš darbo, ar naudojasi vaiko priežiūros atostogomis. Seimo narė neturi vaiko priežiūros atostogų, tačiau turi nėštumo ir gimdymo. Nėštumo ir gimdymo atostogomis aš irgi nelabai naudojausi, o po vaiko gimimo jau po 2 savaičių buvau darbe. Oficialiai nutraukiau nėštumo ir gimdymo atostogas po 3 savaičių. Tai buvo gana juokinga situacija, kada aš skambinau sodrai ir sakiau, kad man išduota yra 2 mėnesiam beveik, kadangi buvo cezario pjūvis ir komplikuotas gimdymas, tai net ilgesnės negu. Taip. Ir aš sakau, man jų nebereikia, aš jau norėčiau uždaryti ir jau grįžti darbą. Tai jie turėjo man perskambinti, nes sakė, kad nėra susidūrę su tokia situacija. Nebūna darbo dienos. Turi pasitikslinti, ką čia man daryti, kaip čia dabar sustabdyti jau tą visą atostogų reikalą ir kaip čia oficialiai grįžti darbą. Bet iš tikrųjų aš po gal 10 dienų pirmą kartą važiavau į biurą, į Seimo pastatą. Jau keliom valandom pasitikrinti elektroninio pašto, žodžiu, ir jau grįžti darbą. Ir labai tuo džiaugiausi, kad telpu į savo rūbus, kad, žodžiu, esu pasitempusi visą liekną. Nieko, ne? Taip, ir lengva kaip pukelis. Geras, labai, labai graži istorija, bet man labiausiai turbūt patinka, kad taip gerai pavyko grįžti darbą ir net sodra nustebint, turbūt tikrai nėra kasdieninė tokia situacija Lietuvoje, kad gimsta vaikelis ir mama skuba į darbą, bet smagu girdėti, kad tokie scenarijai gali būti įgyvendinami. Kiek dabar yra vaikučiui laiko? 8 mėnesiai. Tai ar yra tiesa, kad pagimdėjai jau įsigaliojus naujai vaiko priežiūros atostogų tvarkai? Taip. Toks pačios pradžios, toks puikus eksperimentas. Sausio 16. Sausio 16. O įstatymas įsigaliojo 23 metų sausio 1. Labai įdomu. Ar pasijautė kažkoks pokytis, ką prieš tai gal buvai girdėjus iš aplinkos, kas turėjo vaikučių iki tos tvarkos, kaip dabar, kai gimė sausio 16? Kadangi tai mano pirmas vaikas, aš negaliu palyginti su jokia sistema, kuri egzistavo iki tol, turėjom tik šitą, turbūt ką labiausiai vertinau, tai tą 1 mėnesį, kada ir aš ir tėtis buvome kartu, galėjome būti kartu visą laiką. Tas tėvystės atostogos, tas mėnuo. Taip, tėvystės atostogos, kada yra tėčių, tai man atrodo, kad tos pirmosios savaitės, pirmosios dienos, kada jūs esate dviese, suteikia tokio pasitikėjimo savim. Ir apskritai galimybės apsiprasti ir po jau ten gal 1 savaitės išleidau tėtį pusdieniui, žodžiu, išvykti, tai tada supratau, kad net pamperso negaliu, sauskelnių nemoku pakeisti, nes vyras keisdavo, žodžiu. Tai buvo gana tokia apsipratimo mėnuo, labai tikrai vertinau. O vaiko priežiūros atostogas, kadangi jas pasiėmė vyras, tai aš dabar juokauju, kad manau, kad taip idealiam pasauliu turėtų veikti sistema, kad tik vyrai turėtų eiti vaiko priežiūros atostogų, nes manau, kad tai leidžia nepervargti nei mamai, nei tėčiui. Iš tiesų, tokiu atveju praktiškai ir yra ta tikroji lyčių lygybė, kada mama prabūna naktį su vaiku, ryte jį palieka tėčiui ir grįžusi vakarop, galbūt galėtų būti trumpesnė darbo diena, bet kokią 4-5 valandą grįžus jau paleidžia tėtį prie kitų darbų, žodžiu, ir būna visą vakarą ir per naktį pati su vaiku. Ir dar lieka laiko ir kokybiškam laikui su vaiku, ir naktiniam budėjimui. Ir pasiilgsti per tą pusdienį, žodžiu, ir tikrai mes turim nepervargusi tėtį ir nepervargusią mamą ir abu visą laiką džiaugsmingus praleisti laiką tą savo dalį dienos su vaiku. Taip.
manau, kad labai labai gera sistema. Nu, skamba tai tikrai labai gerai, bent jau tavo ir tavo šeimos atveju, tai atrodo, kad aukso viduriuką tam tobulam balansui rado, tai labai gražu klausyti. Ir man tada kyla klausimas dėl naujovės, dėl neperleidžiamų mėnesių. Tai tu dar savo tais neperleidžiamais mėnesiais dar nesinaudoji, kaip aš suprantu, ar naudojais? Man kaip Seimo nariai apskritai nelabai ten ir išeis pasinaudoti, bet kita vertus vasaros metu, kada yra rengiami teisės aktai, tai aš galiu dirbti nuotoliu ir būti namie ir tada turėti tos savo vadinamosius neperleidžiamus 2 mėnesius. Bet aš manau, kad aš labai teigiamai vertinu neperleidžiamus mėnesius, aš manau, kad tai būtina patirtis. Apskritai aš net juokavau, kad jeigu nežindyčiau vaiko ir būčiau buteliukų maitinanti mama, tai nežinau, koks skirtumas būtų tarp manęs ir tėčio. Tiesiog nekuom, ar ne? Kadangi aš pumpuodavausi pieną, palikdavau pieno atsargas tėčiui, tėtis iš buteliuko savo maitindavo ir aš grįždavau, žodžiu, vakarop namo. Tai rasdavau švytinčius 2 vyrus, vieną didelį, kitą mažą, ir visiškai jiems manęs netrūkdavo. Bet aišku, vaikas džiaugdavosi ir mano sugrįžimu, tai čia taip aš juokai sakau, bet prisirišimo, ryšio prasme, laiko praleidimo prasme, aš mačiau klestinti vaiką su tėčiu. Tai aš manau, kad tai būtina kiekvienam tėvui patirti ir kuo ilgiau ir kuo daugiau. Netgi tie 2 mėnesiai yra toksai gal pirmas žingsnis link galimybės didinti šitą mėnesių skaičių, kad iš tiesų kiekvienas iš tėvų visavertiškai praleistų laiką su savo vaiku. Aš iš tiesų irgi labai teigiamai priėmiau šitus pokyčius. Apskritai Lietuvoje reikia to tėčių įsitraukimo į šeimos tą gyvenimą, kai gimsta vaikai. Man atrodo, jo reikia, bet faktas, kad turbūt turi praeiti nemažai laiko, kol tai atrodys ir norma, galbūt kol tai bus absoliučiai visiems ir įgyvendinama. Man gražu žiūrėti, kaip Švedijoje, kur šitas dalykas jau nežinau, kad 30 metų turbūt puikiausiai veikia, turi mama ir tėtis maždaug po pusę laiko su vaiku ir tėčiai parkelį susitinka su kavom, tai kad einam su vežimukais ir jeigu tu nesinaudoji vaiko priežiūros atostogom, dar į tave taip keistai pasižiūrės, tai kas tau negerai, taigi puikus laikas. Tai vat, aišku, kad pas mus taip nebus, kita valstybė, kiti žmonės, visa kita, bet tokia graži siekiamybė atrodo galėtų būti. Bet jie būtent neperleidžiami mėnesiai atrodo labai daug sulaukia tokių aštrių teiginių ir aštrių diskusijų. Ir kadangi aš tą temą kalbu, tai atrodo į mane visi tai meta, nes, Greta, tai tu tada papasakok, tu tada apgink. Ir pirmas iš dalykų buvo, kaip tam tėvui palikti vaiką, jeigu aš žindau, jisai net nesugebės pažindyti, kaip čia taip įmanoma. Morgana, įmanoma? Tai aš žindau lygiai taip pat, iki dabar visą laiką nuo pirmų dienų vaikas yra maitinamas motinos pienu. Nesuprantu klausimo, nes nuo pirmų savaičių, net ir tą 1 mėnesį, kai mes abu galėjom būti namuose, aš jau, kaip sakiau, po 10 dienų kažkur važiavau pirmą kartą į biurą ir aš nusitraukdavau pieną ir apskritai man sunku įsivaizduoti tą net buvimą pririštai visą laiką prie vaiko. Tai net jeigu tu esi vaiko priežiūros atostogose tam, kad tu išeitum į kiną, tam, kad tu išvyktum kažkur ten pusdienių dienai, 2 dienoms, nežinau, kiek tu ten tiesiog atsitrūktum, išeitum iš tų namų ir negyventum kaip COVID epidemijos metu ten, žodžiu, tam savo kambarį ar ten rajono gete parkelis namai, o gyventum visavertišką gyvenimą, tai tu bet kuriuo atveju mano galvoje turi mokėti naudotis ir naudotis pieno pompa, kur yra nuostabus šių laikų išradimas. Ir kai aš pumpuodavausi pieną visą laiką, kaip ir minėjau, palikdavau atsargas namuose, tėtis buteliukų pavaitindavo vaiką, aš žindydavau jau grįžus. Tai mes jokių nesklandumų su to neturėjom ir kaip ir minėjau, atrodė, kad jiems net manęs netrūksta, jie savo visas funkcijas patys atlieka ir nebuvo taip, kad aš kažkokį skirtinį vaidmenį vaidinčiau. Aišku, turbūt kiekvienoje šeimoje savi dalykai, savi momentai, bet turbūt kaip planuoji, tas ir įmanoma, nes jeigu paimtume tikrai tokias valstybės, kur motinystės atostogos, pavyzdžiui, Šveicarija, 3 mėnesiai. Lietuvoje tai yra nesuvokiama, Šveicarijoje tai yra norma. Tai ir tas momentas, kad visi supranta, jog
mama, jeigu nori, ir žindo tą vaiką, ir čia nėra kompromiso ar dirbti, ar žindyti, tai tos pompos atrodo jau ten ir veikia, ir žmonės pripompuoja to pieno, išeina į darbą, grįžta, ten į tą visą mechanizmą žino, kaip įeiti. Aš neturėjau tokios geros patirties su pompa, tai man gražu klausyti, bet aš ir nesiruošiau tam iš tiesų. Tai... Man atrodo, kad tiesiog reikia pamastyti, kaip tu gyvensi, kai susilauksi vaiko ir net, kaip ir minėjau, jeigu tu esi pati vaiko priežiūros atostogose, mano nuomonė, kad tu visavertiškai galėtum gyventi, išeiti, atitrūkti, skirti laiko savo, nežiūrėti nuolat į laikrodį, tai tu tiesiog pasiruoši, tikrai dabar technologijos yra nuostabios, įvairiausių pompų yra, jos tobulinamos, jos greitai, ten, žodžiu, efektyviai tą pieną nusitraukia ir vaikas kuo puikiausiai iš buteliuko jį suvartoja. Tai man atrodo, tiesiog reikia tam pasiruošti, tą žinot, pasidomėti, įsigyti reikiamas technologijas ir volia, gali savo gyventi visavertišką gyvenimą. Tai va, tai aš manau, kad ir labai tikiu, kad Lietuvoje gal po metų, 2 tie neperleidžiami mėnesiai irgi atrodys logiškesni, reikalingesni, nes dabar aš taip žiūriu jaunus žmonės ir taip galvoju, dabar jau jie, kai ateis į tą momentą, į tą amžių, kai jie turės šeimas, jiem tai bus tiesiog natūraliai suvokiamas dalykas. Mūsų amžiaus, kas dabar tos vaikus turi, gal kai įpratę buvo, kad tik mama turi būti, atrodo, jiem galbūt sunkiau. Ir tikrai vat, būtent dėl neperleidžiamų mėnesių, kas man atrodo nuostabus dalykas, žmonės piktinasi, bet vienas argumentas iš tiesų truputėlį verčia susimastyti, kad jeigu statistiškai vyrai uždirba dažnu atveju daugiau, nesakau ar ne visais atvejais, bet sakykime, standartinis atvejis vyras uždirba daugiau ir tais mėnesiais jam moka 78% dydžio išmoka, kas realiai turėtų būti 100% į rankas jo gaunamo atlyginimo, skamba labai gerai, bet yra lubas ir vadinasi, jeigu žmogus tėtis gavo tiek, lubos yra čia, tai šeima bendrai netenka pajamų ir tas nemotyvuoja vyrų eiti ir prižiūrėti vaikus, nes galiausiai kuo didesnės pajamos, galbūt ir finansinių įsipareigojimų daugiau, ir išlaidų daugiau, ir šeimai nėra tas momentas labai parankus. Kaip su tom lubom, kaip manai, ar jos apskritai atitinka šių dienų reikalavimus, nes jos dabar pririštos prie 2 vidutinių darbo užmokesčių. Tai gaunasi nepilnai 4000 eurų ant popieriaus ir jau tu žinai, kad tu pasiekiau lubas, bet ar tikrai tai atliepia visų poreikius? Na tai čia yra gal keli dalykai. Pirmas dalykas, dar grįžčiau prie tos patirties ir kaip ten ateinančios kartos gyvens, kaip mūsų karta gyvena. Man atrodo, pasikartosiu, kad valstybės žingsnis paspausti šeimas turėti tos neperleidžiamus mėnesius yra reikalingas. Mes galime laukti tos lyčių lygybės organiškai nutinkančios mūsų valstybei, bet nei mūsų valstybei, nei jokioje kitoje tai taip jau organiškai neįvyksta arba teks laukti labai ilgai. Apskritai iki lyčių lygybės, kiek porą šimtų metų skaičiuoja, kad maždaug mums reikia, kad pasiektume. Tai mes neturim tiek laiko. Tai paskatinti šeimas, padaryti tos porą mėnesių, kurie yra simbolinis laikas, tiesiog, kad visi pasitestuotų, pamatytų vertę to, kaip svarbu tai yra, netgi galbūt kai kuriem tėčiam tai bus atradimas, kurie galvojo, kad jie kažko ten nemokės, nesugebės padaryti. Nors aš tai noriu pasikartoti, kad ir man, ir vyrui tai buvo pirmas vaikas ir aš ir vyras mokėjom visiškai tiek pat. Ir tėtis pas mus ir sauskelnes geriau keitė. Be stažo atėjo į tą naują. Ir maudo tėtis, aš nemoku išmaudyti vaiko, jis visada nuo pirmų dienų maudė vonelį ir tai yra jo ritualas ir jis tą daro, žodžiu. Aš tik su antru vaiku išmokau nagučius nukirpti. Pirma, visada tik vyras, tai man būdavo, atrodo, baisiausias dalykas, ką reikia padaryti, tai nukirpti tos mažiukus nagučius nuo tų rankyčių. Tik su antru vaiku išmokau, ta prasme. Taip, mes esam kiekvienas skirtingas ir man atrodo, nepriklausomai nuo mūsų lyties mes kažko bijom, kažką norim daryti, kažko nenorim daryti, bet tai niekaip turbūt nėra susijęs su aš esu moteris ir dėl to aš būtinai mokėsiu išmaudyti vaiką, o vyras, nežinau, mokės ten kažką kitą, juk taip nėra. Tai man atrodo, kad tai labai labai svarbu, kad valstybė šitą pirmą žingsnį padarė, daugam tai bus atradimas, daug kas galbūt supras, kad ką jie prarasdavo ir kad jie norėtų ir ilgiau tų atostogų turėti. Dabar kalbant apie lubas, tai čia galima pažiūrėti iš 2 pusių. Viena vertus, jeigu mes kalbam apie 2 mėnesius, sakykime, yra lubos ir tėtis gaudavo 4000 atlyginimą, o dabar gaus lubas, tai apie 2000 ten, man atrodo, ar ne?
Na, bet tai yra tik 2 mėnesiai. Ir, nu, tai savotiškai, kas tau yra svarbiau, ar tu skaičiuoji neuždirbtus pinigus, prarastus pinigus, ar tu supranti, kad, nu, tai yra pinigai, kurie yra mažiau turbūt svarbus negu tavo laikas su vaiku. Bet aš lygiai taip pat pritariu, kad idealiu atveju neturėtų jokia šeima finansiškai nukentėti dėl to, kad jie susilaukia vaikų. Ir jeigu iki... Nu, vaikai šiaip išlaidos, ne? Irgi žmonės, kai kurie galvoja, kad valstybė turi tik paremti susilaukus vaikų. Tai aš irgi sakyt, nu, čia ne pirkinys, kad mums čia refinansuos kažkaip, nu, čia realiai tokia ilga išlaida mūsų bus investicija, gal taip geriau pasakyti, kokias metus, kas mėnesį vis investuosi, čia net ne pinigais, bet laiko atžvilgiu ir visa kita. Ir mes matom iš tyrimų, kad vis dėlto ne išmokos ir ne jų dydžiai lemia sprendimus turėti ar neturėti vaikų. Aha, labai įdomu papasakoti. Bet čia gal dar atskira tema. Bet ką noriu pasakyti apie lubas. Taip, idealiu atveju norėtųsi, kad valstybė neuždėtų šitų lubų iš viso ir kad vaikų susilaukimas daugiau uždirbančiai, labiau pasiturinčiai šeimai netaptų kažkokia finansinių praradimų, nes juk žmonės, kurie daugiau uždirba, jie sumoka ir daugiau mokesčių. Taip, ir tada, kai jiems reikia gauti valstybės grąžą, nu, natūralu, kad jie tikisi ją gauti. Dabar kaip norai su galimybėm koreliuoja yra sudėtinga, nes valstybės biudžetas yra toks, koks yra. Ir kartais mūsų idealios sistemos vizija netitinka tiesiog to krepšelio pinigų, kurį mes turim. Valstybei, sakykime, 10 000 per mėnesį uždirbančio verslininko finansavimas visų tėvystės laikotarpių yra tikrai brangu. Taip, sutinku. Didelės išlaidos. Tai, na, turbūt dėl to tos lubos ir buvo uždėtos. Aš manau, kad ateityje jos turėtų tiesiog būti didinamos. Tol, kol galbūt galėsime sau leisti jų ir nebeturėti, bet suprantu, kodėl šiandien turim. Nu, nesame šiandien nei Šveicarija, nei Norvegija, dar šiek tiek finansiškai nesam tokia valstybė, kuri galėtų būti tokia dosni. Nors noriu pabrėžti, kad Lietuva apskritai visa parama šeimai, susilaukus vaiko, visom šitom išmokom, visais šitais 1,5 metų, 2 metais, kada mes gaunam išmokas, tai tą išgirdę užsieniečiai yra tiesiog priblokšti, kad kažkokia, žodžiu, maža, neįtin turtinga valstybė šitaip remia šeimas, kur dauguma šalių net įsivaizduoti negalėtų, kur yra vos keli mėnesiai ir tu tiesiog grįžti į darbą. Tai mes esam šia prasme nepaprastai progresyvūs. Pritariu dėl tų lubų, ar ne, kad jos galimai galėtų gal didėti. Iš esmės, net ir jeigu paimtume tą pačią Norvegiją, nėra taip, kad visiems moka grinai tą patį, ką žmogus gaudavo prieš tai. Tas principas yra, kad galbūt tos pajamos šiek tiek yra sumažinamos, bet jos leidžia mums neiti į darbą, džiaugtis tuo periodu, kuris yra iš esmės labai trumpas, galim patenkinti savo poreikius ir visa kita. Tai iš esmės aš kaip ir pateisinu, gal kas šiek tiek mane liūdina, kad atrodo visi įstatymai eina labiau už tuos žmonės, kurie gauna mažesnės pajamas. Ir čia mano visiškai nepopuliari nuomonė, kad reikia nepamiršti ir tų, kurie gauna didesnės. Jie moka daugiau mokesčių, bet jie galiausiai turi tas pačias teisės, kaip ir minėjai, ar ne, jie moka mokesčius, taip, jie kaip ir turi pasinaudoti galimybę turėti, ar ne? Tai yra lūkesčiai, ar ne? Tai aš kažkaip visada, kad didinam tas minimalias išmokas, didinam minimalų atlyginimą, super, labai gerai, bet nepamirškim ir didesnės pajamas gaunančių asmenų. Dabar įsivaizduokim, asmuo gauna 10 000 eurų ant popieriaus, kas jam būtų maždaug virš 6 000 eurų į rankas atlyginimas, o išmoka jam geriausiu atveju tuo metu bus virš 2 000 eurų. Tai nukenčia 4 000 eurų per mėnesį, yra gan didelė suma. Faktas, kad laikas su vaiku turbūt jisai niekaip negali būti į jokią sumą įkainotas, bet galiausiai galbūt paskola didelė, į kokį verslą investuota, mašinos lizingu, dar poreikių, kurių atsiranda, kai pajamos išauga ir be kurių mes jau nebegalim gyventi, nors tai nėra pirmos būtinybės, bet tie žmonės taip pat prisideda ir prie ekonominės visos realiai situacijos. Augimo, jie paleidžia tos pinigus į rinką ir mes juos atrodo norim šiek tiek sustabdyti, kitą atveju jie tiesiog nesustoja ir sako, mums nereikia tų 2 neperleidžiamų mėnesių, mes varom kaip varėm, nes mums reikia tos pinigų sumos, kad gyventume taip, kaip mes esame įpratę gyventi, nes tada nebėra to kompromiso, kad ten vietoj 6 000 gaus 4. Toks jau gan, staigus. Man atrodo, kad tos lubos yra viena iš pagrindinių tokių problemų ilgalaikių ir daug tikrai šeimų, daugiau uždirbančių,
arba tėčių, kurie galbūt yra daugiau uždirbantis ir norėtų eiti vaiko priežiūros atostogų, bet kadangi jie yra daugiau uždirbantis, tai jie tada lieka uždirbti pinigų, o mažiau uždirbanti, kuri dažniausiai yra moteris, na ir tai čia ir lyčių lygybė irgi paveikia. Man atrodo, kad lubų didinimas turėtų būti nuoseklus, turint galvoje dar ir infliaciją ir čia yra viena iš nišų, kur mes tikrai galim tobulėti. Taip, labai pritariu. Bet aš noriu grįžti prie tos minties, kad, ką ir minėjau, kad tyrimai vis dėlto rodo, kad neišmokų dydis yra pagrindinė motivacija susilaukti ar nesusilaukti vaikų. Ir mes iš tikrųjų tai nėra čia ką labai ir papasakoti, kad turbūt šeima turėti vieną ar du vaikus, ar 3, ar 5, ar 10, vis dėlto sprendžia neskaičiuodama savo finansus. Arba iš dalies skaičiuodama, bet skaičiuodama turbūt viso gyvenimo galimybės, o ne būtent tą laikotarpį, ar išmoka bus 70% mano atlyginimo, gal jeigu bus 85%, tai jau tada jau tikrai gimdysiu. Ne šitas lemia. Tai yra svarbu, bet tai nėra lemiamas veiksnys. Oi, nu tai čia turbūt galėtume diskutuoti visą demografinę situaciją ir bet gal trumpai toks. Mokslininkai ką pasakytų? Lemia moterų išsilavinimas. Moteris nebegimdo vaikų arba atideda vėlesniam amžiui, pradeda gimdyti virš 30 jau dabar. Lietuvoje apie 30 metų yra vidurkis pirmą kartą. Ir jau natūraliai susilaukia 1 arba 2 vaikų, nes nebėra laiko. Nu, tai reiškia, pradėjusi gimdyti 19, jie galėtų susilaukti 5 vaikų, pradėjus gimdyti 30, dažniausiai 2, kartais pametinukai, bet skaičius iš principo mažėja. Tai su moterų išsilavinimu yra siejamas demografijos mažėjimas. Tempas visas gyvenimo, jis yra nesulyginamai greitas ir atrodo visada nėra tam laiko. Nu, gal kitais metais, gal dar kitais, bet dabar mano tas pats buvo, aš sakau, niekada neteis šitas laikas. Ir aš jau Seime ir aš suprantu, nu va, atrodo, tai dabar tu Seime, tai irgi nėra laiko. Tai norėjai vaikų, bet lauki to puikaus momento, jo nėra. Aš norėjau 5. Dar turiu tik 1, man jau 35, nu dar 4 spėsi. Nebent dvynukai. Nebent dvynukai, 2 kartus. Ir 5 vaikai. Bet pameni, nežinau ar pameni iš tiesų, aš kadangi turiu brolių, kuriam 16 metų, tai aš tuo metu šiek tiek esu susipažinus, kai buvo su tom išmokom. Ir tuo metu tikrai atrodo gimstamumas buvo padidėjęs, kai išmokos sakė, buvo nuo aukso amžius gimdyti vaikus Lietuvoje. Pirmais metais 100% darbo užmokesčio, antrais metais berods 70 mokėdavo ir dar lik 3 metais kažkiek mokėdavo. Jo, bet ten koreliavo ne visai su tuo, o su ekonominiu augimu. Gerai. Iki krizės. Ir tada krizė iš karto viskas nukrito. Tai tuo metu iš viso pūtėsi burbulas Lietuvoje gyvenimo gerėjimo ir tada drąsa gimdyti vaikus buvo didesnė, sakykime taip. Po tos krizės žmonės tapo atsargesni ir tiesą sakant, jau tada nusileidus tam skaičiui, niekada tokio didelio šuolio ir nebebuvo. Dėl to, kad išgyvenus krizę mes pradėjom suprasti, kad vis dėlto kad ir kaip geras gyvenimas atrodytų, kad ir kaip atrodytų, kad šiandien gali pasimti tokią paskolą ir įsigyti tokį būstą, jau mes išmokom savo pamoką, kad reikia būti atsargesniems. Taip. Ir tai paaiškina mokslininkai, čia ne aš sugalvojau. Kadangi aš irgi skaičiau ir buvo ta nuomonė paplitus, kad išmokos lėmė. Jo, kad lėmė išmokos, bet pasirodo, kad vis dėlto daugiau veiksnių lėmė ir labiausiai tai ta optimizmas, kad Lietuva tampa ekonomiškai, žodžiu, augant, galimybės labai vėrėsi žmonių tuo metu. Supratau. Toliau tęsiant būtent dėl tų lubų, taip pat norėtųsi kažkaip paminėti ir darbo suderinamumą su išmokos gavimu, kas yra, atrodo, kitas dalykas. Valstybė galbūt biudžete neturi tiek pinigų, kad visų didelės pajamas gaunančių žmonių išmokas galėtų mokėti atitinkamai tokias didelės. Viskas suprantama ir aš, pavyzdžiui, pati, tai sakyčiau, ir viskas gerai, bet kodėl yra žmonėm uždedamas, sakykime, uždaromos duris dirbti tuo metu. Neperleidžiamų mėnesių metu absoliučiai negalima dirbti, nepaisant to, kad, pavyzdžiui, jeigu ima tą patį asmenį, asmuo uždirba kokius 7 000 eurų ant popieriaus, kas būtent kokie, turbūt apie 4 000 eurų į rankas ir dabar jie moka išmoką, kas yra apie virš 2 000 eurų į rankas ir jam neleidžia nei kiek to skirtumo užsidirbti. Kodėl? Dar sumokėtų mokesčių papildomai tą patį biudžetą. Nes tai yra tavo laikas skirtas šeimai ir vaikui. Vieną kartą gyvenime. Ir man atrodo, kad tai čia tokia emocinė argumentacija, bet iš tiesų mes turėjom
turėjom tą eksperimentą, kada buvo sudarytos sąlygos ir būti vaiko priežiūros atostogose ir dirbti. Ir ką mes pamatėm. Čia kalbėjo apie prieš tai buvusią tvarką, ar ne? Ir mes pamatėm, kad tai visiškai nepasiteisino. Tai reiškia nei lyčių lygybės pagrindų, nei jokių kitų. Ką mes pamatėm, tai buvo piktnaudžiavimas. Šita tvarka tą darė kiekviena šeima, kada daugiau uždirbantis ir vėl dažniausiai vyras būdavo perrašomos tarsi vaiko priežiūros atostogos jam. Tėtis toliau sėkmingai ėjo į darbą ir jokiose vaiko priežiūros atostogose jis nebuvo, o mama tada yra, tokia kaip bedarbė. Tai iš principo mes toliau turim, nesisprendžia lyčių lygybės problema, mama negrįžta į darbo rinką. Taip, čia nesisprendžia. Mama toliau sėdi namie, mama toliau sėdi su vaiku, niekur ji nedirba ir jokių, žodžiu, tikro to sugrįžimo mes neturim, kad jinai čia vat ir vaikas ir jau integruotųsi kažkaip. O turim fiktyvę tokią situaciją, kada tiesiog naudojamasi buvo gauti, kad didesnė išmoka tiesiog nuo tėčio atlyginimo, kuris didesnis. Tai nepasiekti buvo tie tikslai. Žiūrint, ir man atrodo, čia labai gerai, skamba turbūt žiauriai tiem, kurie... Nebuvo pasiekti tikslai? Kad skamba žiauriai, nes turbūt tiem, kurie tą tvarką naudojasi, tai jie visi labai džiaugiasi ir dabar, kai tai buvo nutraukta, labai pyko. Jie dabar pyksta, taip. Taip, jie labai pyko, bet kada mes priemam kokį nors įstatymą, mes visada turim pasižiūrėti, ar mes pasiekėm tuos tikslus, ar tas įstatymas veikia. Ir man atrodo, čia yra viena iš gerųjų praktikų, mes Lietuvoje turim daug įstatymų, kur mes padarom, bet niekad ir nepaklausam, ar padėjo išspręsti problemą, ar pasiekėm tuos rodiklius, kurių norėjom, ar veikia tas tūkstančiai tokių įstatymų Lietuvoje. Tai šiuo atveju buvo pasižiūrėta, buvo įvertinta ir kadangi valstybė privalo skaičiuoti savo pinigus, nes nuo jų priklauso kiekvienos, nuo tų šeimų, kurios piktnaudžiavo elgesio, priklauso kitos kartos, pasekmės kitai kartai iš principo. Nes jie tada yra tie nubaustieji arba laimėjusi, ar ne? Tai dėja ta praktika buvo įvertinta kaip nepasiteisinusi. Dabar kaip padaryti, kad pasiektume tos tikslus? Nes tikslas buvo arba vienas skatinti lyčių lygybę, tai yra, kad pasikeistų iš tikrųjų, tėtis iš tikrųjų eitų tų vaiko priežiūros atostogų, arba kad mama grįžtų po truputį į verslavimą, į darbo rinką, dalinai pradėtų dirbti, šiek tiek būtų finansai geriau. Kaip dabar padaryti, kad taip ir būtų, man yra sunku pasakyti. Šiandien buvo rastas kompromisinis sprendimas, kad tu gali dirbti iki savo buvusio atlyginimo ribos. Taip, tai šiaip šitas momentas yra logiškas ir geras, kad ko mes negaunam su išmoka, tą skirtumą mes galim užsidirbti ir atrodo viskas skamba gražiai, bet mes atsimušam, kad net ir čia yra lubos uždėtas. Tai, pavyzdžiui, aš šito dalyko niekaip nesuprantu. Vat kas sėdėjo ir tokį įstatymą formulavo, nesuprantu to dalyko. Pa žmogų, gerai, dabar čia daugam nepatiks, sakys, čia nieks negauna 10 000 eurų ant popieriaus, bet yra kas gauna ir yra nemažai. Tai čia be tokių aštrių, kad niekas nepyktų, bet tie patys 10 000 eurų, ar ne, ant popieriaus. Išmoka, tarkim, pasirenka gauti iki 18 mėnesių vaikučių sukaks, bus kitais mėnesiais mokama 60%, tai ant popieriaus, man atrodo, bus apie 2900 eurų maždaug. Ir vadinasi, tam žmogui užsidirbti neleidžia kitų 7 000. Jam leidžia užsidirbti kitų lubų, kurios yra numatytos ir kurios dar nesiekia tų 4 000 eurų, nes jos yra pririštos prie 2 vidutinių darbo užmokesčių. Va čia tai aš nesuprantu logikos pirmas dalykas. Kodėl yra lubos, kiek tu gali užsidirbti, kai tu neviršyji savo buvusio darbo užmokesčio ir nebegrįžtami tą situaciją, kai vyras galėdavo, tarkim, grįžti į darbą, neribotai dirbti, šeimos finansai pagerėjo ir visa kita, bet čia tiesiog leidžia eiti darbą, bet tai pasiteisina tik tai tiem, kas gauna iki tų lubų. Jie tikrai tada tą skirtumą užsidirba. Visi kiti realiai yra diskriminuojami, nes jeigu įvertintume, kiek kiekvieno asmens darbo valanda įkainota, tai tas, kuris gauna iki lubų, tai jisai taip ir, jisai ir užsidirba tą skirtumą. Tam kitam žmogui realiai net mažiau darbą leidžia eiti, nes jisai tik tai lubas gali pasiekti, kas realiai yra labai toli gražu nuo atlyginimo. Va šito momento niekaip nesuprantu ir netgi kai dalyvavau Labą dieną Lietuvą laidoj su ponu Kukuraičiu, tai jisai kaip ir teigia, kad reikėtų pakelti, bet labai nebuvo išplėtota ta diskusija, toks atrodo, kad bijoma šito klausimo. Ir aš, pavyzdžiui, ką noriu dabar akcentuoti, kodėl yra diskriminuojama. Tuomet viena šeima, kuri gauna mažesnės pajamas,
ir kita šeima, kuri gauna didesnes pajamas. Jie abu gali uždirbti tik vienodai, bet poreikiai, įpročiai, galiausiai ir mokesčiai sumokėti yra gerokai didesni. Ir čia net neprašoma iš valstybės pinigų, prašoma tiesiog galimybės nueiti darbą šiek tiek galbūt suderint. Va kaip gražiai pasakoji, kaip tu su vyru suderini pabuvimą su vaiku, tai gal galima suderinti, kad taip atneštų šeimai pinigų. Nu, čia turbūt taip. Dabar greitai taip nesugalvosiu, reiktų tikrai apsvarstyti, kokios čia galėtų būti galimybės, bet tai čia vėl tas lubų klausimas. Taip. Lubų klausimas ir pirmo atveju, ir dabar ką reiškia užsidirbti iki buvusio atlyginimo ribos, tai ne iki buvusio atlyginimo, iki lubų ribos. Nes skamba taip, galima iki, taip nebent atlyginimas viršyje valstybėje numatytas lubas. Nu, čia taip supaprastinus. Tai toks apribojimas to visos tos galimybės yra ir toksai, atrodo, vienas lubų klausimas, tai kad tėvai naudodamasi atostogomis negauna pilnos išmokos. Tai yra vienas, bet tai, sakau, vyksta visam pasaulyje ir čia nereikia labai dėl to nusiminti, kad jos turėtų būti pakeltos, tai tiesiog pagal finansinę situaciją tikrai reikėtų galbūt jas peržiūrėti, bet va tas momentas, kad žmonės negali arba renkasi išmoką arba darbą, dviejų suderinti niekaip. Tas gal turbūt truputėlį nuliūdina, ypatingai kai norisi tą šeimos ir darbo gyvenimą kažkaip suderinti ir darbo kodeksas keičiasi lyg į šeimos pusę, tėvams daugiau tų teisių suteikia ir jeigu imam Skandinavijoje modelius irgi jie gali dirbti, net gauti tas vaiko priežiūros išmokas iki vaiko 8 metai, sukanka po truputį naudoti, truputį darbą, truputį pasimokyti. Taip, tai čia galėtų būti niša, kaip tu sakai, lankstumui atsirasti, kada mes labiau derinom darbo, finansų ir šeimos interesus. Ir tada iš dalies galbūt ir tą lubų pakelimą derinti, didinti ir galvoti apie tai, kaip sudaryti sąlygas iš tiesų tam nedideliam segmentui, bet svarbiam užsidirbti iki buvusio atlyginimo ribos, kad jie neprarastų tiek finansų šituo laikotarpiu. Tai tikrai taip, aš manau, kad vietos tobulinimui visada yra ir galbūt štai puikiai idėja, kaip tą galima būtų. Tai pasiūlymas. Nes, taip, iš tiesų, vis kaip pagalvoja, visi statymai labiau rūpinasi ta visuomenės dalim, kurie gauna mažesnės pajamas, mažesnės išmokas, norisi vis pakelti, nesgi infliacija, tas ar anas, kas yra labai gerai, tikrai Lietuvoje ir minimalus atlyginimas vis yra pakeliamas ir taip toliau, bet kas liečia tą kitą pusę, kurie uždirba daugiau, bet tai įtakoja, kad jie ir daugiau mokesčių sumoka, atrodo, jiemsgi užtenka, jie uždirba, ką jiem čia dar duoti. Toks atrodo tikrai toks truputėlį liūdesys. Gali būti, kad tai ir yra susijęs su tuo, kad vis dėlto neišmokos lemia tą vaikų turėjimą ir tie daugiau uždirbantys žmonės ir taip turės tų vaikų. Gal toks yra požiūris. Gal čia, ir dėl to kaip ir netaip svarbu labai juos ten remti, nes manoma, kad jie bet kuriuo atveju galės sau leisti tų vaikų turėti. Aš nežinau, aš čia dabar tik spėlioju, bet aš visiškai pritariu. Aš manau, kad žmonės, kurie daug mokėsi, daug dirbo, yra generuojantis pajamas visai valstybei, jie neturi būti nuskriausti tą trumpą laikotarpį, kada reikia iš valstybės kažką gauti atgal, nes jie yra mūsų valstybės varikliai. Tai manau, kad aš pritariu, kad reikėtų tikrai daug labiau kreipti dėmesį į šitą segmentą ir jį palaikyti. O dabar, žinai, minėjai, kai buvo nepasiteisinęs modelis prieš tai sugaliojusi tvarka. Ir aš kadangi apie tai jau kalbėdavau tuo metu, kad galima išmoką perrašyti ant tėčiui, mama gali likti vaiko priežiūros atostogose, pavyzdžiui, už darbovietės, tėtis tampa išmokos gavėjų, bet jisai, kadangi neima vaiko priežiūros atostogų už darbovietės, eina į darbą ir, žodžiu, šeima gerai gyvena. Čia taip juokais ir straipsnis buvo parašytas TV3 LT, gal man atrodo, ten tėvelių toj rubrikėliai. Ir aš paskaičiau komentarus po to straipsnis. Man pasikvietė žurnalistė, savo, gal galima pakalbėti apie tai, labai įdomu, kaip čia taip galima, ar čia kažkoks apėjimas įstatymams, sakau, čia ne joks apėjimas, viską papasakau. Straipsnis publikuotas, po kelių dienų įsijungiu komentarus. Tai komentarai buvo, kad teisininkė moko, kaip apeidinėti įstatymus, kaip vogti iš valstybės. Kitaip tariant, logikos iš tiesų tame nelabai buvo iš vienos pusės, nes pajamos bendrai negali padidėti išmokų gavimo metu. Nes būdavo tikrai ir tokių šeimų, kur pavyzdžiui,
tėtis eina į darbą, jo perrašta išmoka, ar ne? Gauna daugiau negu kad mama kai abu grįžta į dirbdavo. darbą ir jie tada abudu dirba, plus Taip. gauna išmoką, bet tada toks atsidūrė klausimas, kad bet tada atsirasdavo tų papildomų pajamų, pavyzdžiui, vaiką palikti pas auklę arba vaiką į privatų darželį. Kažkaip tais įtraukti. Vadinasi, tas kaip ir sugeneruojamas pajamas plus išmoka iš valstybės, kaip ir tą padidėjusi, sakykime, pajamų dydį buvo galima skirti šitom problemom išspręsti, nes mūsų darželiai, primink, nuo kelių metų vaikučiai standartiškai gali jau pradėti lankyti ugdymo įstaigas, kas padeda tėvam grįžti realiai į darbą. Tai čia labai skirtingai. Teoriškai nuo 2 metų, bet yra darželių, kur priema ir nuo 1,5 metų ir yra darželių, kur neturi šitų grupių iš viso ir priema tik nuo 3 metų. Tai labai priklauso nuo pačios darželių infrastruktūros. Bet yra Lietuvoje spraga, kad jaunesnių vaikų nėra kur padėti. O privatus darželiai tikrai kainuoja didelius pinigus. Ir kainuoja pinigus, ir net jų nėra labai didelio pasirinkimo rajone, kuriame aš gyvensiu, kurį žadu persikraustyti, tai labai daug yra naujakurių ir darželiai yra perpildyti, 100 žmonių laukia. Tie privatus, ar ne? Valdiški. 100 žmonių laukia eilėse, o privačiuose taip pat nelieka vietų labai greitai. Tai reiškia, kad vis dėlto mes šitos dar nėra išplėtota šitą infrastruktūrą, aš gal noriu pasidžiaugti, kad atsiranda tie namų darželiai. Jie lėčiau įsivažiuoja, negu buvo laukta. Taip, namų, kur, žodžiu, gali būti iki 5 vaikų, jiems yra ten daug mažesnių, jie yra gana lankstus, tikrai mažai reikalavimų, tokie tikrai buitiniai. Buvo tikėtasi gal, kad greičiau įsisuks šitą galimybę, nes jau užpildo tam tikrą nišą, jinai lėčiau įsisuka, bet jau atsiranda. Tai aš šitą labai vertinu teigiamai. Aš apskritai manau, kad gyvenam nebe tais laikais, kada valstybė turi, žodžiu, statyti naujus pastatus ir steigti naujus darželius. Todėl, kad demografija eina žemyn. Mūsų mažėja. Kita vertus, mes turim nenumatytas aplinkybės. Pavyzdžiui, šiuo metu yra daug Ukrainos piliečių Lietuvoje, daug labai vaikų, perpildyta vėl visur yra. Ir ten, kur jau trūko ir mums vietų, žodžiu, gimstant, ateinant bangai didesnio gimstamumo, jau mums trūko vietų ir dar mes turim antplūdį imigruojančių žmonių. Tai mes nelabai galėsim numatyti ir čia, kai pastatė valstybė pastatą, tas pastatas jau stūkso ir tada valstybė turi suktis, ką su juo veikti. Tai aš labiau pasisakau už tuos namų darželius, už iš tikrųjų privačios rinkos prisitaikymą, ji yra lankstesnė, konkurencija suteikia geresnės sąlygas konkuruoti dėl sąlygų tose darželiuose ir vaikų, žodžiu, prisitraukti savo vaikus. Ir man atrodo, kad čia yra viena iš nišų, tai yra didinti tas išmokas, būtent ką darė Vilniaus miesto savivaldybė, kada jeigu nėra vietų, žodžiu, arba jeigu tu leidai privatų darželį, tau yra kompensacija ten 100 eurų, ar ne? Tai man atrodo, kad čia yra puiki kryptis pasirinkta ir ją galėtume vystyti toliau, didinti turbūt šitą sumą, nes ji leidžia atsirasti privačiam sektoriui, kaip ir sakau, kuris geriau prisitaiko prie rinkos ir kuris leidžia konkuruoti, nes dabar šitie namų darželiai, jų kaina yra apie 200 eurų. Brangesnė negu eilinė, man atrodo, ugdymo įstaiga šiek tiek. Taip, bet gaunasi, jeigu tu gauni 100 eurų kompensaciją, tai tu... Kompensuoja ir šeimos, ar ne? Taip, tai tu primoki dar ten kokį 100 eurų savo ir tai netiek labai skiriasi, kiek tu mokėtum už valdišką darželį. Bet atsiranda konkuruojanti rinka, kuri ir sąlygos joje vis gerėja, nes čia jau yra svarbu pristraukti klientą. Man gal kas dėl tų šeimos darželių kelia dvejonę, bet čia gal teoriškai, kadangi jie neturi vykdyti ugdymo. Taip numatyta, kad jie nevykdo ugdymo veiklos. Priežiūros, taip. Tik priežiūros. Trumpalaikės arba ten gal ir visos dienos, bet labiau į trumpalaikę. O dabar, kai gyvenam tokiam intensyviam, sakykime, visuomenės laike, galima būtų pasakyti, jau nėra taip, kad svarbu vaikas pavalgęs, aprengtas, pamigdytas, visi norim, kad būtų ir lavinimasi, ir būtent tokia ir kita technika, ir, žodžiu, tas vaikas skaitytų 2 metų. Tai ar gal tėvus kai kuriais atvejais sustabdo, kad nori leisti į
ši ugdymo įstaiga, ne namų darželį, vien dėl to, kad neva tai sako, kad nėra vykdoma veikla, nors aš pilnai tikiu, kad turbūt yra, nes kaip tos vaikus suvaldyti, nu jas reikia užimti. Tai gal ir noriu pasakyti, kad, žiūrėkit, jeigu reikalavimo nėra, tai nereiškia, kad tai yra uždrausta. Ir kada mes kalbam apie privačią ir konkuruojančią rinką, tai aš tikiu, kad norėdamas prisitraukti būtent pas save tą klientą, tu tuoj pat teiksi ir ugdymą ir pats sugalvosi, ką tu gali pagal galimybės, o gal išplėsti tas galimybės net galėsi. Tai aš manau, kad čia tikrai nereiktų sukti savo galvos, nes šita rinka jį pati save suvaldys. Ir tai, ką tu sakai, bet kuriuo atveju tu turi kažką sugalvoti, kažkokias veiklas, nes nu ką, pavalgiai, aprengiai, bet jie tai nestovės vietoje ir pasodinti nesėdės. Tiesiog sugriaus viską, turbūt jos reikia užimti. Tu privalai ugdyti kažką, ar ne? Tai aš manau, kad dėl to rūpintis nereikėtų. Man atrodo, gal tiesiog vienintelis rūpestis, kad buvo tikėtasi didesnio šiek tiek proveržio ir susidomėjimo. Gal komunikacijos šiek tiek trūko? Nemačiau, kad būtų labai daug aktyviai. Nežinau, man sunku, visi mes galim tik spėlioti, aš apskritai galvoju, gal Lietuva tokia dar mes to verslumo labai stokojam. Mes dar vis tiek tokia posovietinė valstybė, kuri tokia labai pratusi prie tvarkingų, valdiškų, kažkokių labai nuspėjamų dalykų ir konkuravimas, idėjos, verslumas pačių piliečių, ar ne, jeigu aš esu mama, kuri turi 2 metų vaiką, kiek mano yra noras užsidirbti, ar ne, ir priimti dar porą vaikų ir padaryti tai mini darželiu, kur aš ir savo vaiką auginsiu, ir dar 2 prižiūrėsiu, ir tuo pačiu dar ir uždirbsiu. Tai aš kaip asmenybė tą tikrai daryčiau, bet dar žmonės tokie šiek tiek pangesni, jiems reikia šiek tiek laiko turbūt įsivažiuoti. Ir net ne šiek tiek turbūt. Ypač regionuose sunku pasakyti, kaip tai atrodo dar. Nes aš irgi kalbu už tai, kad šiaip iš principo, jeigu mes galim sutikti tokias sąlygas, kad pati mama galėtų greičiau grįžti į darbo rinką, kas atrodo ir buvo vienas iš pagrindinių kriterijų, kai keitėsi įstatymas, tuos 2 neperleidžiamus mėnesius, jeigu atiduodam tėčiui, mama greičiau grįžtų į darbo rinką, mažesnis laiko tarpas, kiek jinai iškritus tame, taip pat jinai dirba, moka mokesčius, bet tada klausimas, kur tą vaikutį padėti. Ir pavyzdžiui, viena iš mano klienčių norėjo pasinaudoti šeimos darželio paslaugom, bet nesusirinko 5 vaikai, vieno neprižiūrės. Ir tada kodėl nesusirinko, nes kažkas galbūt, ar tai dar nenorėjo, ar dar kažkam nelaikas. Dar tikrai šita galbūt paslauga galėtų būti tobulai integruota su šiuo įstatymu, nes dabar atrodo turim tą spragą, kur mes dedam vaiką pusę metų, jeigu mes nebegaunam jokių papildomų pajamų. Ir kitas dalykas, ir jeigu imam užsienį, kur netokios palankios sąlygos, ar ne, galbūt auginti vaikus, darželiai nuo 3 mėnesių dar veikia. 3 metų lėliuką atveža, palieka ir pasiema, kiek tai procentaliai vyksta realybėj, tai čia kita medalio pusė, bet yra tam įstaigos, yra kur tai gali gauti ir tai nebūtinai privačios įstaigos, kas turbūt yra irgi labai aktualu, nes privatus darželiai tikrai brangus. Ir tikrai ne visos šeimos gali sau leisti ir tada gaunasi, kad nelabai ir į darbą nori grįžti, nes panašiai vos net tas ant to ir gaunasi, plus dar tas vaikas. Žodžiu, didelis krepšys jausmų ir tokių dviejonių gal sukelia, kur iš esmės galėtume turbūt puikiai funkcionuoti ir gal tas perdegimas mažiau ateitų. Bet žiūrėk, man atrodo, kad dėl to ir labai gera Vilniaus savivaldybės buvo pasirinkta kryptis mokėti tą dalinę kompensaciją. Dėl to, kad tada šeima, kuri gali rinktis privatų darželį ir šalia 100 eurų primokėti dar 200, nes jį gali savo tiek leisti, ji nuima krūvį nuo valdiškų darželių. Tai yra, jie patys pasirenka, ta kompensacija paskatina juos pridėti dar savo kažkokį, savo pinigų ir pasirinkti jiems ten kažkokią labiau norimą opciją, savo norimesnį variantą. Ir tokiu būdu atlaisvinti vietas. Bet jeigu darželis jau 500-600 eurų, tai vis tiek gan didelė suma gaunas net ir su kompensacija. Taip, dėl to aš manau, kad jinai turėtų būti didinama. Kauno mieste yra situacija tokia, kad gaunama kompensacija yra, čia Kauno mieste, ne rajone. Jeigu pusę metų vedi vaiką į privatų darželį ir negauni vietos į valstybinę ugdymo įstaigą, tik to pusės metų, kai praeina, tada pradeda mokėti kompensaciją. Tai gal jau vaikas ir gaus iki to laiko, tai realiai tėvus palieka tokioj labai nemalonioj padėty. Kauno rajonas tuo tarpu tai jis iš karto, kol vaikas negavo pakvietimo, kompensuoja nepilna 100 eurų, ten 70 keli eurai. Ir šitą problemą sprendžia, kas ir šiaip turėtų būti, kas čia per pusės metų
neišlaukimas, toks visiškai Aš atrodo. manau, kad, žiūrėkit, mums dar lygiai taip pat turim suprasti, kad kiekvienam miestui yra aktualu pritraukti jaunas šeimas ir specialistus į savo miestą. Dėl to čia yra, puikia galimybė miestui pagalvoti, kokios galėtų būti šitos kompensacijos, kaip jas lankščiau ir geriau mokėti, kokio dydžio, galbūt jas nuosekliai didinti reikėtų ir tokiu būdu sukurti, apskritai gerinti sąlygas jaunoms šeimoms kurtis ir gyventi mieste. Tai kompensacija yra galbūt vienas žingsnis, galėtų būti ir kitų paslaugų šeimoms, nes šiandien mes gyvename visuomeniai, kuri nori derinti savo asmeninį gyvenimą, šeimos gyvenimą, kokybiškai jį gyventi su darbu. Ir tai yra labai svarbu ir vis svarbiau mums darosi šiuolaikiniai visuomeniai, tai čia yra jau miestų, kaip čia, užuomina miestams pagalvoti apie tai, nes tai viena iš nišų, kaip mes prisitrauksim specialistus. Bet gal tiesiog, pavyzdžiui, tą standartinį amžių pamažinant, kad vaikučiam būtų darželį nuo 1,5 metų, galėtų irgi būti sprendimas, kai nereikia naujo pastato. Turim kaip ir tos pačius specialistus, bet čia turbūt bus kita bėda, kad tų specialistų vis mažėja ir mažėja. Tai mes teoriškai nėra ribojama, teoriškai gali ir dabar valdiškai darželiai priimti ir metų, ir 8 mėnesių, metų ir 6 mėnesių, žinau, ir 1,5 metų darželių, kuriuose yra vaikai, kurie priema tokius vaikus, vertindami savo galimybės. Bet, su tom galimybėm vis dėlto reikia suprasti, kad jos šiandien yra ribotos. Nes ir pakvietimai būna pavasarį. Tai pavyzdžiui, jeigu vaikas gimęs pavasarį, gauna pakvietimą į darželį rudenį, tai jam net nebe 2 metai. Dažniausiai jie tada kviečia nuo rugsėjo ateiti ir tada jam vos ne 2,5 metų jau tampa. Ir prioritetas yra vyresniam vaikam. Pagal balų sistemą Vilniaus miesto savivaldybėje bent jau vyresnis vaikas gauna papildomą tašką. Jaunesni, ne. Tai neskatinam žodžių mažiukų dar vis dėlto vesti darželį. Tai mes šitą spragą tikrai turim ir aš manau, kad neturi infrastruktūros stygiaus užpildyti mamos savo iškritimu iš visų įmanomų darbo rinkų ir karjeros galimybių tiesiog sėdėjimų namuose. Tai viena vertus čia yra dar ir mūsų kaip valstybės vizija, nes jeigu pastebėtumėt tarptautinius forumus, kaip parašai, kad jau Lietuvoje, tai 1,5 metų ar net 2 metus gauni dalinę išmoką, bet tu ją gauni ir gali šitiek laiko būti su vaiku, tai tiesiog yra aikčiojimai ir nustebimas didelis, pasaulinis, nes iš tokios mažos valstybės tokios dosnios sistemos niekas nesitikė ir stiprios didelės šalis nieko panašaus neturi ir niekada neturėjo, o mes turim. Bet tai tada kokia yra mūsų toliau vizija? Ar mes šitą laiką paliksim, ar mes jį norim trumpinti, bet daryti geriau apmokamą, gal mes norim ateityje turėti, nežinau, metus vaiko priežiūros atostogų su 100% atlyginimu. Bet jau 100% turim galvoj, kad ir be lubų, ir jau tikrai ne 100% nuo kurių dar susimoki GPM-ą. Tai reiškia vis tiek jis mažesnis, gauni tai tiek pat, bet mokesčius tai turi susimokėti. Tai kad šito nebūtų, ar ne, kad tu tikrai gautum taip, kaip gaudavai atlyginimą, tą pačią sumą gauni ir be jokių lubų, bet gal tada tas laikotarpis turėtų būti trumpesnis. Ir gal tada mes norim, kad jau nuo metų atsirastų infrastruktūra, kurioje vaikas galėtų augti, jau galėtų grįžti tėvai į darbo rinką, o gal ne. O gal mes matom viziją, kur, nežinau, mes norim ilginti ir 2 metus turėti mažiau apmokamo, bet ilgesnio laiko. Ir tada, aš nežinau, ir infrastruktūros, man atrodo, bet kuriuo atveju reikia, nes čia žmonių pasirinkimas turi atsirasti. Taip, atrodo, kad tikrai turėtų. Bet mes, ką matėm per šitos pokyčius, mes žiūrėjom vis dėlto duomenis. Kodėl buvo metų opcija panaikinta, dėl to, kad jos niekas nesirinko. Vis tiek buvo Lietuvoje tradicija rinktis kuo ilgesnį laiką. Bet matai, finansiškai gavosi geriau rinktis 2 metus, nes pirmais metais 70 buvo 70%, antrais 40% bendroji sumoje sudėjus, per visą laiką gauni šiek tiek daugiau pinigų, negu pasimtum iki vaikų, kol metai laiko. Su dabartinė tvarka gaunasi kaip ir finansiškai patrauklesnė, yra trumpesnė išmokos. 1,5 metų, bet mes neturim vaikučių kur padėti. Kai 2 metų didesnė išmoka, nuo 2 metų dauguma darželių, kaip ir jau praktiškai galim į tą infrastruktūrą pataikyti. Nepaisant tos, kad jeigu vaikas gimęs žiemą ar pavasarį ir gauna kvietimą tik nuo rudens, jau jam bus kokie 2,5, bet dabar gaunasi, kad mes nelabai turim tokių darželių daug. Arba jie, tarkim, lokacijos atžvilgių nelabai patogus, jeigu ten koks vienas mieste kažkur visai kitam gale. Tai kaip ir skatina tėvus rinktis trumpiau, kas logiška, skatina greičiau grįžti į rinką, mokėti mokesčius, liuks, o tik
kas pabus su vaikutė jo, tai auklę samdykit, tai auklė kainuoja dar ten kokį 1000 eurų, jeigu nedaugiau, tai kiti privačiai įstaiga, tai jeigu Kauno mieste dar pusę metų net negauni kompensacijos, tik po to. Aš manau, kad aš šito susidursiu, tai galim po metų kalbėti. Antrą pokalbį padarysim, ne? Bus vaikui metai ir 8 mėnesiai ir jis turės eiti darželį ir nežinau, kaip bus ir su vieta, ir su prisitaikymu, ir su daugybė kitų dalykų. Bet aš dar turiu vilties, kad vis dėlto viena iš, kaip ir kalbėjom, augančių nišų vis dėlto yra tie namų darželiai, kurie turėtų užpildyti šiokią tokią spragą. O kokį gal matai iššūkį dabartinę mamom suderinti su darbu, kaip tavo atrodo labai graži istorija, balansas yra ir pati sakė, ir galva šviesi, ir tos toksai perdegimo nėra, tokio užsibuvimo buityje, skalbime, gaminime. Gal kažkokią dar įžvalgą galėtum pateikti, nes manau, kad vis tiek didžiausia dalis žiūrinčių šį pokalbį ir bus turbūt šeimų, turbūt mamų. Aš tai vis dėlto tikrai labai skatinu apsvarstyti tėčio ėjimą vaiko priežiūros atostogų. Tikrai nuoširdžiai, nenurašyti tėčių, viską tėčiai gali, lygiai taip pat tėčiai kaip ir mamos mokosi ir išmoksta. Nesakyt, tu ne taip darai, aš pati geriau padarysiu, nes ne? Man atrodo, kad tai yra būdas iš tiesų pasidalinti tikrai per pusę visą šitą krūvį, nes mama tikrai grįždama po darbo jau tą vaiką pati pasiima, taip sakant, griebia išsiilgus ir jau visą vakarą ir visą naktį su juo būna ir man atrodo, tai ta balansas yra labai svarbus. Ir mūsų lyčių lygybės situacijai tikrai padėtų ir leistų tėčiams atrasti savyje tai, ko jie nebuvo atradę. Ir nebūtina nustoti žindyti, ar ne, galima puikiausiai toliau tęsti žindymą, jeigu yra noras ir poreikis. Pasauly, su šiuolaikiniam technologijom visiškai taip išvystyto tokiom puikiom, tai man atrodo, kad jokių tikrai problemų su to nėra. Tai man atrodo viena iš galimybių, kurią tikrai verta apsvarstyti. Ir net jeigu tėtis yra daugiau uždirbančioji pusė, vis dėlto mama turi tada laiko tobulinti savo karjeros galimybės ir galbūt po vaiko priežiūros atostogų jau mama savo uždarbių pralenks tėtį. Taip, gal sumažinsim tą skirtumą, ar ne? Tai man atrodo, tai viena iš tokių didžiausių nišų. Aš ką prisimenu, man tai buvo svarbu, iš tiesų, aš prisimenu tą po 10 dienų kokių pirmą važiavimą į darbą, kada aš nebesu apsivilkus treninginių kelnių, kada aš apsirengiau gražiai, aš įtilpau į savo rūbus darbinius. Bet čia tokia labai sėkmės aštri istorija, gali ne visiems patikti, pavyzdžiui, man, kur dar gal ne visai visi rūbai tinka, kokie tiko prieš antrą vaiką. Prisiminkime, kad aš turėjau agresyvų diabetą ir praktiškai laikiausi bado dietos visą nėštumą, aš nepriaugau svorio. Tai čia yra toks pliusas, bet jau mieliau priaugčiau 20 kg, negu patirčiau dar kartą tai, ką patyriau su diabetu, bet taip, čia yra tie kraujų uždirbti pliusai, kuriais tai va, tas iš karto įtilpau į džinsus, yra tas pliusas, kurį pasiekiau, bet man buvo svarbu. Man buvo svarbu pasidažyti, man buvo svarbu apsirengti gražiai, man buvo svarbu išeiti darbą. Aš jaučiausi tuo metu, kaip išėjus iš tos COVID kapsulės. COVID metu mes sėdėjom izoliacijoje, tam bute uždaryti ir tu po to įėjai ir gatvės ir žmonės ir tu jautėsi, kad tau keista matyti žmonės. Bet tu žinai, su to COVID aš jau prieš tai norėjau, atsiprašau, kad pertraukiau paminėti. Aš tuo metu buvau vaiko priežiūros atostogose, mano vaikui kaip tik buvo 10 mėnesių. Ir visų komentarai. O Dieve, mes čia sėdim namie, niekur negalim, tik į parduotuvę, nesimatėm su draugais, jau į barą nebuvom išėję, jokiam restorane nepavalgėm, tėvų nemačiau, aš taip sėdžiu, jūs rimtai, ta prasme, hello, čia visos mamos galėtų pasakyti, kad kai gimsta vaikai labai lengva į tą karantino situaciją įeiti. Ir aš taip žiūriu, visi pyksta ir aš galvoju, čia tas pats laikas, man dar geriau vyras namie daugiau, nes tam tikri darbai nebegali vykti, turi vykti arba nuotoliu. Arba turi sustoti ir mūsų buvo toks pradžios kelios savaitės, tai buvo tikrai tokios geros, kur mes visi kartu daug laiko praleidom ir taip galvoju, tai, ta prasme, čia mamos taip gyvena karantinę visą laiką. Taip, ir mano karantinas truko tik 10 dienų,
Bet aš neįsivaizduoju žmonių, kurie gyvena taip metus arba 2 metus, aš tikrai Jeigu 3 vaikai, gal ir 6, jeigu kas 2 metus. Psichologiškai tai yra labai labai sunku ir dėl to mums reikia ieškoti geresnio balanso ir reikia galvoti, kaip galėtų tėčiai perimti dalį šito krūvio ir vis dėlto neuždaryti mamos į tą izoliaciją šitokiam ilgam laikui. Ir galėtų būti nauda tiek šeimai, tiek galbūt ir valstybei, ir visiems, galbūt net ir demografiniam padidėjimui, ar ne? Taip. Taip, pasvajojant. Ačiū, Morgana, labai. Be galo labai įdomu išgirsti tavo istoriją ir tavo įžvalgas. Tai tikiuosi, mūsų šitas pokalbis bus ne tik įdomus, galbūt kažkokį pėdsaką paliks ir bus naudingas. Ir ką, po metų pasikalbėsim apie švietimo pokyčius. Apie darželius. Ačiū. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų.